Sveiki, 1000 elektriniečių lankosi Mijaugonėse. Mes čia taip pat turim nemažą bendruomenę ir mūsų nariai dažnai rašo man, kad Danai atvažiuok, pasižiūrėk. Yra visokių įvairių klausimų, kuriuos reikia paviešinti ir mes norim turėti savo aplinką kitokią, mes norim turėti aplinką geresnę. Ir aš su jumis susirašiau, jūs man parašėte, į ką atkreipti dėmesį ir aš iš tikrųjų matau, kad mes dabar esam prie stotelės, tai reiškia čia ir iš vaikus paima ir į mokyklą išveža, kad tikrai, o kaip ateiti iki stotelės? Nėra jokio šaligatvio padaryto, pėsčiųjų tako, nėra jokio apšvietimo. Mes žinom, kad Lietuvoje ne visada tai būna gražu, kaip šiandien saulėta. Iš tikrųjų, mokslo metai tai vyksta žiemos laikotarpiu, vyksta rudenį, kada jau dienos trumpėja ir būna pakankamai tamsu tiek ryte, tiek vakare. Ir iš tikrųjų, Mijaugonėse taip pat neskiriama dėmesio šitiems tokiems, sakykime, elementariems dalykams, kaip pėsčiųjų takas, dviračio takas, apšvietimas. Tai su tokiu biudžetu Elektrėnų savivaldybė galėtų tikrai lengvai šitą įrengti ir padaryti. O taip galim pasakyti, kad tikrai Mijaugonės yra gražus kraštas, taip pat čia akivaizdu matosi, kad yra ir intensyvus eismas pakankamas. Todėl gyventojų Mijaugonių susirūpinimas savo atžalų saugumu, savo pačių saugumu yra nebetikslis, o tikrai mes matom, kad mašinos važiuoja ir vaikai, jeigu tiek išleidžiami, tiek kai turi ateiti ir važiuoti į mokyklą, yra tas rūpestis ir toks nesaugumo jausmas suprantamas. Ir Elektrėnų savivaldybės valdžia tikrai turėtų skirti daugiau dėmesio šiai gyvenvietei. Aišku, be abejo, 1000 elektriniečių, kai įgaus sprendimo teisę, mes tikrai visus tos klausimus, kurias keliam, tikrai kartu su jumis, mūsų nariai, darysime, atkreipsim dėmesio, projektuosime takus, skirsime tam lėšų, bet norėtųsi, kad tas visas pasidarytų daug anksčiau. Norėtųsi, kad ne tik 1000 elektriniečių rūpėtų. Ir valdžios mylėtojų, ir valdžios ta propaganda, aš pozityvi. Iš tikrųjų, bet kuris gyventojas Elektrėnų savivaldybės pasakytų, mes jau tiek jūsų pasakų prisiklausėm ir prieš rinkimus, ir pažadų, kad pakentėkit, dar pabūkit, kad čia nekelkit klausimo, kas tau nepatinka, kitur yra blogiau. Tai yra grynas vandens pilimas ant ausų, ant akių ir noras toksai, kad nekelkit klausimų, nekelkit triukšmo, nes mums tai nemalonu, nepatogu, tada ir kiti gyventojai kelia. Aš tai iškart pasakysiu, kai man žmogus pasako, čia reikia pozityvo, reikia žiūrėti kitaip į klausimus, mano atsakymas labai paprastas. Turi būti dvi medalio pusės. Vienoje medalio pusėje mes jau pagyvenam, 30 metų jūsų pozityvė, kai niekas nesikeičia. Ir yra kita medalio pusė, jūsų propagandai. Ne. Ir turi būti skirtas dėmesys, turime mes apie tai kalbėtis, turi būti sprendžiami konkretūs dalykai, realūs dalykai ir apčiuopiami dalykai. Ir kai atsirado 1000 elektriniečių, per 2 metus mes matom tikrai padarytų daug gerų darbų. Ir būtent padaryti darbai ir yra tikrasis pozityvas. Perspektyva mūsų vaikam, mūsų anūkam ir yra pozityvas. O propaganda aš pozityvi nieko gero neatnešė, tik tai liūdėsi, nieko nedarimą ir daugybė problemų. Važiuojam dar pasižiūrėsim, ką mes galim pasižiūrėti Mijaugonėse. Mes dabar esame Mijaugonėse prie pastato didesnio, kuris priklauso savivaldybei. Mums pasakojo gyventojai, kad čia gyvenantys žmonės neturi net elementarių civilizacijos dalykų, jiems neleidžia įsivesti vandens, jiems neleidžia įsivesti kitų patogumų, čia augina vaikus ir kad čia jie turi didelių problemų. Jie spėlioja, dėl ko yra tokios problemos, mes tų spėlionių gal neįvardysim, nes mes tiksliai nežinome, bet faktas yra faktu. Žmonės gyvendami šitam pastate iš tikrųjų turi problemų dėl savivaldybės neveikimo, dėl savivaldybės sprendimų ir negali čia turėti elementarių civilizacijos dalykų.